Sveikos arba sveiki. Šiandieną noriu Jums parodyti labai vieną stiprią praktiką. Ši praktika vadinasi visata. Visata. Parodyk mano pavyzdžiu ir rašome būtent ką. Visata, parodyk mano pavyzdžiu, ką reiškia būti turtingai. Taip pat galima visatą, parodyk mano pavyzdžiu, ką reiškia būti laimingai atostogaujant, pavyzdžiui, Balyje. Ir šitaip galite rašyti viską iš eilės, visatą, parodyk mano pavyzdžiu, ką reiškia būti sveikai. Jeigu yra kažkokia konkreti liga ir įrašome, konkretiname. Mano ši praktika vadinasi visatos, mes prašome per savo pavyzdį. Puikiai žinot, kad mums negalima prašyti už kitus žmones arba kad kiti žmonės kažką darytų už mus. Mes turim visą laiką viską patys už save daryti, prašyti. Ir ši praktika yra labai svarbi tuo, kad jinai veikia. Ir kiek jinai veikia? Ogi 200%. Iš tiesų jinai veikia. Ir tas poveikis, jis yra labai toks švelnus, tai nėra kažkokia agresija, bet aišku, kai rašote, turime tikėti, kaipgi galutinai parašyti. Pavyzdžiui, gal norite dirbti kažkur, visatą, parodyk mano pavyzdžiu, kaip aš galėčiau tapti savo verslo sukūrėja. Ir toliau labai svarbus prieigos kodas. O šis prieigos kodas tai yra, kiekvienas žmogus turi savo sėkmės kodą. Ir čia turime parašyti prieigos kodas ir įrašome savo sėkmės kodą. Šį kodą, jeigu kažkas norėsite, galima užsisakyti, aš jums jį suskaičiuosiu, tai skaičiuojama iš gimimo datos. Ir prieigos kodas, pirmi skaičiai yra mūsų, pirmi 3 skaičiai yra prieigos kodo, tai mūsų gimimo data, tada 4 skaičius yra mūsų švento kelio skaičius ir 5 skaičius skaičiuojasi iš gimimo datos ir švento kelio. Ir tai yra 5 skaičių kodas. Prieigos kodas įrašomas ir tada parašome dėkoju, būtinai dėkoju visatą arba su dėkingumu mielai visatai. Ir viskas. Ir paliekame, užverčiame šį sąsiuvinuką. Ir tai yra mūsų toks, galima sakyti, žaidimas su visata, bet visumoje tai labai stipriai veikiantis mūsų gyvenimą. Tai su jumis Eligija ir skaičių magija. Va čia ir yra paprasta, graži, bet magija. Jeigu patinka, spauskit patiktuką. Kam reikės prieigos kodo, rašykit, kreipkitės, tikrai padėsiu, suskaičiuosiu. Iki susimatymo.